Sako, juoda spalva tai spalvų nebuvimas, bet tik ne moteriai, kuri žino, kas ji yra. Pavyzdžiui, 18 amžiuje Prancūzijoje moteris ant veido palikdavo mažus juodus taškelius. Jei taškelis buvo ant dešinio skruosto, moters statusas užimta. Prie akies kažkieno meilužė, o prie lūpų laisva ir atvira meiliai. Tie maži taškeliai pasakojo daugiau nei 1000 žodžių apie meilę, statusą, troškimus, net drąsą būti matoma. Praėjo šimtmečiai, bet mes, moteris, vis dar ieškom ženklų. Norim juos suprasti, išspręsti, o kartais tiesiog pajusti, ką jie mums sako. Lengviausias būdas tai padaryti per gimimo datą. Ji kaip mūsų asmeninis kodas, nes numerologija, savęs pažinimo instrumentas per žmogaus gimimo datą, tai ne tik apie skaičius. Tai apie galią pažinti ir žinoti save. Mano mokymuose moteris atranda, kas jos yra iš tikrųjų ir kur yra jų jėga. Jei pajutai, kad nori daugiau, parašyk man asmeniškai, padėsiu išsirinkti mokymus, nuo kurių verta pradėti. Skaityk aprašymą.